Atrodo, kad pastaruoju metu visi tiesiog pamišė dėl multivisatos, ar ne? Geriausi astrofizikai, didžiausiai filmai, visi kalba apie lygiarečias visatas. Ir mums nuolat kartojama, kad tai, žinote, pats naujausias, pats moderniausias atradimas tiesiai iš kvantinės mechanikos. Bet kas, jeigu ši idėja yra kur kas senesnė? Ir kai sakau senesnė, turiu omeny tūkstančius metų senumo. Gerai, taigi štai mūsų kelionės planas. Pažiūrėsime, kaip ši moderni idėja susipina su viena neįtikinai sena istorija, kuri galiausiai atskleidžia kažką tikrai stulbinančio. Keliaukime į praeitį. Taigi, šaltinis, kurį mes čia nagrinėjame, meta tikrą iššūkį. Jis teigia, kad visa tai, ką mes laikome naujausio mokslo pasiekimu, iš tiesų buvo preciziškai užfiksuota prieš ištisus tūkstantmečius. Ir štai esminis teiginys. Vietoj to, kad šaltinių būtų kvantinė mechanika ar moderni astrofizika, mums siūloma atsiversti senovinį sanskrito tekstą – Šrimad Bhagavatam. Mintis tokia, kad neredaguoti šių tekstų vertimai yra ne šiaip mitai, tai neįtikinai pažangi astrofizika. Tiesiog paslėpta po dieviškos istorijos šidu. Gerai, kad suprastume visą kontekstą, turime nusikelti laiku atgal. Įsivaizduokime Dvapara Jugos pabaigą – didingą, klestinti Dvarakos miestą. Būtent čia gyveno viešpats Krišna, iš kurio ir buvo tvarkomi visi kosminiai reikalai. Šioje istorijoje yra du pagrindiniai veikėjai. Turime viešpatį Krišną ir viešpatį Bramą. Brama – keturgalvis kūrėjas. Jis pirmasis gyvas sutvėrimas, didžiausias visatos architektas. Ir būtent dėl šios milžiniškos atsakomybės, pasakoma, jo prote pradėjo dygti tokia mažytė puikylė sėkla. Jis ėmė manyti, kad yra vienintelis ir svarbiausias kūrėjas. Būtent su tokiamis mintimis jis ir nusprendė aplankyti Krišną. Taigi, Brahma atvyksta prie Dvarokos vartų. Labai pasitikėdamas savimi, jis liepia sargybiniui pranešti, kad atvyko ne bet kas, o Brahma, keturgalvis kūrėjas. Jis tikisi, kad visi puls jam po kojams. Bet Krišnos reakcija, ji visai netokia, kokios Brahma tikėjosi. Užuot lėkęs pasitikti didžiojo architekto, viešpats Krišna tiesiog ramiai nusišypsojo. Jis pažvelgė į sargybinį ir uždavė vieną, bet visiškai fundamentaliai realybę keičiantį klausimą. Tik pamastykime akimirkai. Kuris Brahma? Šis klausimas turėjo tiesiog suparalyžuoti Brahmą. Iš esmės, Krišna pasakė, eik ir patikslink, kuris konkrečiai Brahma čia atėjo, nes žinai, norinčiųjų eilė nemaža. Kai sargybinis grįžo su šiuo klausimu, mūsų keturgalvis Brahma liko tiesiog be žado. Juk jo realybėje jis buvo vienintelis. Visiškai sutrikęs, bet vis dar kabinamasis į savo išdidumą, jis bando patikslinti. Tai aš, tas keturgalvis Kumarų tėvas, šitos visatos kūrėjas? Galiausiai jį įleido į vidų. Bet Brahma tiesiog negalėjo nusiraminti. Jis priėjo prie Krišnos ir paklausė, ką reiškia tas klausimas. Ir Krišna, užuot leidėsi į ilgas filosofinės diskusijas, tiesiog nusišypsojo ir savo gale praskleidė realybės uždangą. Ir tada tai įvyko. Didžiulę Dvarokos salę staiga užliejo akinanti neapsakoma kosminė šviesa. O iš tos šviesos pradėjo rastis kiti kūrėjai, ne vienas ar du, milijonai. Ir mūsų Brahma, apimtas visiško šoko, stebėjo, kaip kambaryje materializuojasi kiti Brahmos. Kai kurie jų turėjo 8 galvas, kiti 10, 100, 1000, 10 000 ir taip tiesioginė to žodžio prasme milijonus galvų. Senovės tekstuose šis vaizdas aprašymas labai poetiškai. Sakoma, kad tų Brahmų buvo tiek daug, kad jie atrodė kaip milžiniškas, nesibaigiančio žėrinčių jonvabalių spiečius. Tai tiesiog padeda mums pabandyti įsivaizduoti tą neapriepiamą mastą. Ir tai dar ne viskas. Kartu su Brahmos atsirado ir milijonai viešpačių Šivų bei viešpačių Indrų, visi iš savo lygiagrečių visatų. Mūsų keturgalvis Brahma tiesiog stovėjo drebėdamas, nes jam staiga atsivėrė tikrasis, siaubingai didelis kūrinijos mastas. Gerai, dabar nuo to pirminio šoko ir baimės pereikime prie logikos, kuris slypi už šios vizijos. Būtent čia mūsų Brahma pradėjo suvokti savo tikrąją vietą visoje kūrinijoje. Paaiškėjo paprastas principas. Pasirodo, Brahmos galvų skaičius tiesiogiai atitinka visatos, iš kurią jis yra atsakingas dydį ir sudėtingumą. Priežastis, kodėl mūsų Brahma turi tik 4 galvas, yra ta, kad mūsų visata kosminiu masteliu yra gana maža. O tie Brahmos, kurie turėjo milijonus galvų, jie buvo lygiagrečių visatų tokių milžiniškų, kad net sunku įsivaizduoti architektai. Mūsų visas kosmosas su visomis galaktikomis
lengvai tilptų į vieną iš tų visatų kaip viena mikroskopinė dulkelė. Ir čia yra esmė. Brahmas su labai sunkiu širdies dūriu suprato, kad mūsų visata tai yra vienas mažytis garstyčios grūdelis, plūduruojantis begalinėme kitų visatų vandenyne. Jo puikybė tiesiog subirėja į dulkes. Dabar priejome prie svarbiausios dalies. Kokia viso šito prasmė? Kokia dvasinė pamoka slypi šioje neįtikėtinoje istorijoje? Šiuolaikinis materialistinis požiūris dažnai sako, kad multivisatos idėja turėtų mus priversti jaustis nereikšmingais, tokiais šaltais, beprasmiais taškeliais begalybėje. Tačiau šis senovės mokymas siūlo visiškai priešingą interpretaciją. Taip, kosmosas yra bauginančiai didelis, taip tikėtina egzistuoja begalė lygiagrečių pasaulių, bet, pasako šio mokymo, aukščiausiasis šaltinis, kuris visą tai palaiko, yra tas pats asmeniškas, mylintis Viešpat Krišna, kuris, pavyzdžiui, Bhagavad Gitoje su meile vairavo Ardžunos vežimą. Ši citata iš šaltinio tai apibendrina tiesiog to buvai. Multivisatos idėja nepadaro mūsų beprasmiais. Priešingai, ji parodo, koks neįtikinai didelis ir visa apimantis yra Dievo gailestingumas. Taigi, apibendrinant, turime senovinę istoriją, kuri ne tik aprašo fizinę multivisatą, bet ir suteikia jai prasmę. Kūrėjo išdidumas yra pažeminamas, parodant, kad mūsų visata tai tik mažytis garstčiačios grūdelis. Ir visa ši begalinė realybė yra ne chaotiška, o persmelkta dieviško gailestingumo. Tad kitą kartą, kai išgirsime diskusiją apie multivisatos teoriją, galime prisiminti šią istoriją. Ir ji palieka mus su labai svarbiu klausimu pamastymui. Ar tikrai begalinis mastas reiškia nereikšmingumą, o gal kaip tik atvirkščiai, atveria mums duris į dar didesnę ir gilesnę prasmę?